Gegužės 6 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko jau 8-asis sausakimšą salę žiūrovų pritraukti gebantis jaunųjų dizainerių festivalis konkursas Kūrybos oazė 2011. Festivalio konkurso tema – Duoklė vasarai. Šiais metais pirmos vietos verčiausia buvo Prienų Žiburio gimnazijos mokinių Milenos Šalčiūtės ir Gintarės Milvydaitės kolekcija Tiesiai vasara. Antrąją vietą užėmė Prienų Ąžuolo pagrindinės mokyklos mokytojos Giedros Aldakauskienės vadovaujamas drabužių dizaino būrelis su kolekcija Džinsinė infekcija. O trečioji vieta atiteko Vilniaus Švento Kristoforo pagrindinės mokyklos mokiniai Giedrei Vilkaitei. Jos kolekcija Kūnų šešėliai. Įdomu, ką dalyviai galvoja apie madą bei tokius renginius. Pakalbinome juos ir pagrindinę festivalio konkurso organizatorę Sonatą Šalčiuvienę. Tam renginį man dar neteko matyti tiek daug žmonių. Tai papasakokit, kas čia šiandien per renginys vyksta, kad taip visi susidomėję. Jaunųjų dizainerių festivalis konkursas Kūrybos oazė. Iš kokių miestų dalyvauja šiandien? Kokia dalyvė? Iš daug miestų. Aišku, Prienų miestas rajonas, Birštonas, Kaunas, Marijampolė, Alytus, Vilniaus turim kolekciją ir Akmenės. Kokie šiemet pagrindiniai reikalavimai? Kažkokios galbūt yra specialius madų tendencijos vyraujančios? Jo, tema yra Duoklė vasarai. Dėl to kuria visi vasarinės kolekcijas. Toliau reikalinga turėti 7 modelius, ne mažiau 7 modelių. Kodėl parinkote būtent šią temą? Todėl, kad kiekvienais metais keičiame temas, aišku, galvoji. Visą laiką vasaros tema jau buvo seniai. Tai todėl atiduodam duoklę šiemet. Ar naudinga ir reikalinga jaunimui? Aš manau, turi užsiėmimą vis dėlto, kol pasisiuva drabužį ir jie tam tikrą laiką užima, tai naudinga, išmoksta kažko. Išduokit, ar pati, kai buvot jauna, dalyvaut panašiuose renginiuose? Ne, mano laikais nebuvo tokių renginių ir pati mokykloje tikrai nesivau. O jei dabar būtų proga pakartoti, ar dalyvautumėte? Aišku, žinom. Taip. Vieną kartą pabandė, kas nors kitais metais žiūrėk ir vėl iš naujo kuria, daro ir jiems vaikams neatsibosta, tai ko gero patinka. Ko norėtumėt ir galėtumėt palinkėti visiems dalyviams? Nu, ko, kūrybiškumo, domėtis daugiau visko, tai kažkur keliauti, patirti įvairių įspūdžių ir tas savo nuotaikas išlieti kažkokioj kūryboje. Ar oazė neapleis prieniečių ir visi gali tikėtis ir ateinančiais metais? Aišku, tikėtis reikia, o kaip bus, tai matysime. Dalyvaujate šiame renginyje? Norime susipažinti su naujaja mada, su naujomis kolekcijomis, pamatyti, ką kiti mokiniai sukuria. Man atrodo, kad esu tave mačiusi jau ir praeitais metais ir dar už praeitais oazėje. Pasakyk, kodėl tu būtent dalyvauji šiame renginyje ir kuo įdomus yra renginys oazėje? Įdomus tikriausiai to, kad kiekvienais metais pasirodo vis daugiau naujų kolekcijų, naujų mokyklų iš įvairių miestų. Galima
pamatyti daug naujų idėjų. Kieno kolekciją tu demonstruoji? Kauno Varpo gimnazijos kolekcija, ledas, žemė. Kas dizainerė? Aš. Tai papasakok, ką čia reiškia, kodėl va taip įdomiai čia viskas? Šitas apsiaustas simbolizuoja ledą. Mes pasirodymo metu jį nusimsim, tai reikš, kad ledas ištirpo ir po apačia esame apsirengę juodom suknelėm, tai simbolizuoja žemę. Ir taip pat turėsime tokius spalvotus rutulius, kurie simbolizuoja gyvybę. Tai bus taip, kad iš ledo pasirodys žemė, o iš žemės gyvybė. Supratau, ar ateitį planuoji sieti su rūbais? Galbūt nori būti dizainerė? Savo ateities nenoriu susėti su mada, tiesiog tai yra mano hobis. Ar turi kažkokių mėgiamų dizainerių? Ne. Kodėl dalyvaujate Oazėje? Nežinau. Bet parodė, kad mes sugebam. Kas dizaineriai šios nuostabios kolekcijos? Visos. Savo rūbus. Pačios. Kaip Jūs manot, kodėl Prienuose Oazė, žinokit, susilaukia daugiausiai susidomėjimo? Kodėl manot, būtent šiame renginyje tiek daug žmonių susirinka? Taip kasmet būna. Galbūt galėtumėt pakomentuoti, ką reiškia jūsų šie rūbai, nes Čia dar ne visi mūsų drabužiai būsime kailiniais apsiaustais, kuriuos irgi pačios kūrėm. Tai simbolizuoja, kad prieš gyvūnų žudimą, kad kailiams nekelėms taip, kad galima puoštis ne tik gyvūnėlių kailiais. O ar pačios nenešiojate audinių batų? Tai ne, vagi basas, dievulio. O klausykit, labai įdomus derinys tokios vasariškos gėlės ir kailiai. Galbūt tai kažką irgi reiškia? Tai reiškia, kad nebūtina tais kailiais, ta prasme gyvūnų kailiais puoštis, o galima natūraliais dalykais. Planuojate kurį nors iš jūsų sieti ateitį su mada? Kol kas ne. Kaip šiaip mėgstate rengtis laisvalaikiu? Koks yra jūsų stilius? Tu papasakok. O Dieve, aš nežinau, aš neformalija. Mano stilius bilenkoks. O ką reiškia stilius neformaliai? Kas tai per stilius? Vieną dieną taip rengiesi, kitą dieną taip rengiesi, kaip nori. Kaip mėgsti tu rengtis? Vieną dieną sportiniai treningai, kitą dieną sijonukai, trumpi aukštakulniai. Tu nesi neformaliai? Ne.
labai daug mačiau visokių neformalių ir šiaip madingų panelių. Papasakokit, kas jūs tokius esat, kas tai per kolekciją, žinau, kad čia daug, tai pakomentuokit. Mes esame iš Prienų Žiburio gimnazijos ir sukūrėme kolekciją, kuri vadinasi Tiesiai į vasarą ir tiesiog demonstruojame rūbus vasarai. Ką reiškia ši kolekcija? Kas tai per rūbai? Rūbai, kuriuos galime nešioti, kad ir kasdien, kai šilta. Kodėl tu kuri? Nes man patinka kurti. Dabar tu išduok, ar labai jaudinėsi prieš pasirodymą? Iš tikrųjų labai jaudinuosi, nes matėm daug merginų ir tikrai mūsų galbūt, iš tikrųjų manau, kad mes geriausias. Ar dažnai tenka pasirodyti vat tau scenoje? Ne dažnai, bet buvo keli kartai. Kelintą kartą demonstruoji madas? Antrą. O tu, kaip manai, kodėl Oazija sulaukia didžiausių susidomėjimų, nes salė tai mačiau labai pilna žmonių? Oazija dalyvauja daugiausiai paaugliai ir daugiausiai ateina pažiūrėti jų draugai. Kaip tu manai, ar reikalingas ir naudingas toks renginys jaunimui? Manau, kad taip, nes skatina dalyvauti, kurti ir, žodžiu, visam kitaip skatina susiburti, palaikyti ir viskagina. Veikite šiame renginyje. Tu ką veiki? Aš demonstravau madas ir šokau. Kokią kolekciją demonstravai? Spalvoti šešėliai. Vilniaus kolekcija. Ar tau patinka tokie renginiai? Taip, labai net patinka. Kodėl tau jie patinka? Net nežinau, šiaip labai smagu praleisti laiką čia. Ar manai jaunimui reikalingi tokie renginiai kaip Oazija? Taip, nes pamato naujų kolekcijų ir apsišviečia. Išduok tu, ar tau labiau patinka demonstruoti madas ar šokti, nes žinau, kad šiandien ir šokai ir demonstruoti. Man viskas labai patinka. Kodėl tau patinka šokti? Nes aš labai aktyvi. O kodėl patinka demonstruoti madas? Todėl taip pat, kad ir šokti patinka. Todėl patinka madas demonstruoti, todėl nes patinka šokti. Taip, nes tai yra muzika ir viskas. Tau patinka viskas, kas susijęs su muzika. Papasakok tu, ar turi kažkokių mėgiamų dizainerių? Ne, neturiu. O ar jums patinka demonstruoti rūbus? Taip, patinka.